Į NATO viršūnių susitikimą pavakarę prezidentiniu orlaiviu Air Force One atskrido Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas su delegacija. Oro uoste jį pasitiko prezidentas Gitanas Nausėda, Amerikos ambasados Lietuvoje darbuotojai su šeimomis. Kelionės išvakarėse Bidenas pareiškė, kad Ukraina nepasirengusi narystei aljanse ir pabrėžė, kad prieš svarstant galimybę ją priimti turėtų pasibaigti karas. Kibernetinio saugumo centras teigia, atakų tikslas užvaldyti informacinės sistemas ir trikdyti paslaugas. Žmonės kviesti nekariauti, o reikalauti derybų. Incidentai greitai pastebėti ir kenkėjiškos transliacijos nutrauktos. Ar veiks tai, kai gavusi naikintuvus, Ukraina negaus leidimo naudoti juos prieš taikinius Rusijos teritorijoje? Tai yra politinis klausimas. Ne, čia karinis klausimas. Tai yra politinis klausimas ir aš jo neatsakysiu. Būnant realistais, nugalėti Rusiją dabar ukrainiečių rankomis kainuotų mažiau gyvybių ir mažiau pinigų negu pratęsiant karą. Jeigu Rusija yra NATO priešas, o jie yra pagal NATO strategijas, kodėl neįmanoma baigti karo nugalint Rusiją dabar? Nes NATO nekariauja su Rusija. Jei neklystų, praėjusią savaitę sakėte, kad jūs nenorėtumėt laikyti visų pajėgumų rytinėme flange, nes jei priešas ateis iš kitos pusės ar vietos, tai nebūtų teisinga. Iš kur dar Rusijos grėsmė gali ateiti, jei ne iš rytinio flango? Tiesa, puolimas gali ateiti iš pietų, iš vakarų, iš kosmoso, iš šiaurės, iš rytų. Iš esmės iš 360 laipsnių aplink mus, todėl planai atsižvelgia į 360 laipsnių perspektyvą, tai yra visą mūsų aplinką. Todėl nuo to ir pradėjau mūsų pokalbį. Planai nėra skirti tik rytiniam flangui. Planai yra 360 laipsnių gynybai nuo Rusijos ir teroristinių grupuočių. Bet net jeigu žiūrėtume tik rytinį flangą, tai yra ilgas ruožas. Todėl reikia būti atsargiam. Neturėti per daug pajėgų vienoje vietoje. Nes jeigu puolimas bus vienoje iš sričių ir turėsi per daug pajėgų kažkurioje vietoje palei visą flangą, negalėsi panaudoti tų pajėgų, kad iš esmės gintum puolimo tašką. Tai yra karinė logika, kuria paremti mano žodžiai. Ką susitikime išgirs Ukraina, panašu, kad jau nebesitikima, kad Ukraina išgirs konkretų kvietimą jungtis prie NATO. Jūsų supratimu, yra dar vilties ar viskas? Aš manau, kad žengti bus dideli žingsniai. Svarbus NATO-Ukrainos suartėjimo žingsnis. Aš sakyčiau, Ukraina jau turi bilietą į NATO ir Vilniuje tai bus patvirtinta. Tačiau nesupaprastinkim šių dalykų. Karas nėra laimimas žodžiais, karas yra laimimas žmonių gyvybėmis ir ukrainiečiai iš tikrųjų labai daug aukojo ir dar dėja jiems nemažai reikės pastangų. Kodėl neįmanoma baigti karo nugalint Rusiją dabar? Minėjote, kad dar yra ką Ukraina turėtų padaryti. Jungtinių valstijų prezidentas taip pat sakė, kad Ukraina dar nepasirengusi narystei NATO. Tai ką dar turėtų padaryti Ukraina, kad būtų pasirengusi? Žinot, Ukraina yra vis daugiau šalių numato daugiametės paramos programas. Tai ne tik karinė parama, bet ir tam tikras sąveikumas su NATO. Pavyzdžiui, Lietuvos pusė labai stipriai yra užsiėmusi Ukrainos karinės edukacijos srities tobulinimu. Pagal tą teritoriją, kiek Baltijos šalis mes esame tokio dydžio, kur dabar praktiškai vyksta tie kovos veiksmai, tai būtų visa šita teritorija, Baltijos šalis, visur vyktų mūšiai, tik tai būtų skirtingas intensyvumas. Visur vyktų. Būtų kažkokia diversinė veikla, Kupiški, Radviliški, Rokiški, kažkokie desantininkų metimai, susišaudimai prie Vilniaus pozicijos, ten kažkas daužosi, kažkokios raketos skrenda, F-35, atskrenda kitos raketos Tomahawkai, leidžiami iš kažkur amerikiečių lėktuvnešis, atskrenda vienu metu 100 lėktuvų į Rusijos teritoriją bombarduoti. Tada parskrenda atgal raketos ir taip toliau. Čia būtų toks skraidimas, vėl nežino, kažkokie šahedai, kažkas tai kažkur. Ir tai reikia visam šitam balagane po to žmogui gyventi. Tai būtų sunkiai suvokiama, nes dabar nuvažiuoja į Ukrainą, tai ten būna dangus, kartais, kai paleidžia tą masinę raketų ir šahedų ataką, tai ten kaip diena. Praktiškai prie Charkovo šiuo metu būna naktį kaip diena. Ten šaudo visi iš visko, kas ką turi. Visi ginklai, ten šaudo tankas, šaudo kulkosvaidis nuo tanko, šaudo civilis žmogus, kuris budi, nes kariuomenės jau nebeužtenka prie kulkosvaidžio moteriškė, kurie apsimokus per pietų pertrauką į šahedus. Nes su traseriais ten visur viską, žodžiu, kas tik tai įmanoma juda, tai vat. Ir tiem civiliam žmonėm dar reikia kažkaip tai išgyventi, kai vis dar raketos ir artilerija daužo.
Rytinio flango gynybos planai. Pirmą kartą turbūt tiek jiems buvo skirta dėmesio ir tokiems, kokie jie dabar yra parengti. Ar tai galima laikyti rytinių ES ir NATO valstybių, labiausiai NATO valstybių laimėjimų šiame susitikime? Ir NATO ir rytinių Europos valstybių atstovai tikrai sako taip, bet aš ko gero pataisyčiau tą teiginį, kad tiek daug dėmesio skirta. Tiesą sakant, tam beveik nebuvo skirta dėmesio, visą dėmesį skiria šitam ginčui dėl Ukrainos. Ukraina, sakykime taip, tokia tikrovė yra trečioji šalis, o štai gynybos planai yra tikrai milžiniškas pokytis NATO esmės. NATO buvo sukurtas ginti savo sąjungininkės ir būtent NATO savo gynybinę funkciją dabar žymiai aiškiau negu bet kada po šaltojo karo išvardijo, įrašė, padalino į 3 regionus: Šiaurę Europą ir Viduržemio jūrą, nustatė, kokių pajėgumų reikia, kokie pajėgumai turi būti kur, kada turi kur atsidurti, kaip turi būti ginama, kaip turi būti vadovaujama, kaip turi būti užtikrinamas finansavimas. Tai yra iš tiesų. Rusija privalo nedelsiant sustabdyti šį neteisėtą agresijos karą, liautis prieš Ukrainą naudoti jėgą visiškai ir besąlygiškai atitraukti visas pajėgas ir įrangą iš Ukrainos tarptautiškai pripažįstamos teritorijos ir teritorinių vandenų. Gal tai galima laikyti šiokią tokią diplomatinę pergalę, ar nebūtinai? Ne, tai neturėtų būti jokia diplomatinė pergalė, nes tai yra standartinės frazės, kur žinoma, Rusija nedaro jokio įspūdžio, kas Rusija daro įspūdį jėga. Ir tiesą sakant, tai turėjo būti planas B, tai yra ginkluotė ir tam tikri saugumo užtikrinimai, ne absoliutus nieko neišvalo panašaus į NATO 5 straipsnio garantijas, bet būtent jėga ir yra atsakymas, kodėl Ukraina, tiesą sakant, nebuvo pakviesta į NATO. Ir žiūrėkite, aš suprantu, ambasadoriaus Pavilionio pozicija, jis yra aktyvistas, aš esu reporteris, aš turiu pasakoti padėtį, kokia jie yra. Kaip dabar atrodo, Ukraina ne šiaip nebus pakviesta Vašingtone, Ukraina gali nebūti pakviesta į NATO niekada ir mes tą turėtume matyti ir suprasti. Žinoma, Lietuvoje daug kas kelia vėliavas, Lietuvoje turi daug kas entuzijazmo, bet padėtis aljanse yra labai paprasta, būtent dėl karinės jėgos. Labai paprastas skaičiavimas, Jungtinių valstybių vadovas tą sako labai atvirai ir tiesą sakant, Lietuvos prezidentas tai sako labai atvirai. Tai yra trečiasis pasaulinis karas, kad ir kada Rusija, ar dabar Rusija užpuola Ukrainą, stoti už Ukrainą turi Jungtinės valstijos ir Ukrainos pakvietimas į NATO. Jungtinėms valstijoms yra Ukraina, tai Rusijos karas su Amerika. To Amerika stengiasi ir visada stengsis, kad ir koks prezidentas būtų išvengti ir dėl to, ko gero, natūraliai Amerikos prezidentas, tas vienintelis, kuris ir galėtų apginti Ukrainą, Europos sąjungininkai Ukrainos neapgins, tai yra Amerikos prezidentas, kad ir koks jis būtų, visada priešinsis Ukrainos galutiniam pakvietimui į NATO. Mes galėsime suteikti kvietimą Ukrainai prisijungti prie alijanso, kai sąjungininkai pritars ir kai sąlygos yra pasiektos. Ką konkrečiai iš šito komunikato sakinio turėtų suprasti Ukraina? Na, yra tik vienas žodis, kuris atitinka Seimo mandatą, pakvietimas, bet jis yra sąlygotas nesuprantamom sąlygom. Kai atitiks sąlygas, kai mes sutiksim, nėra neišvengiamumo, nėra automatizmo, nėra paminėta Vašingtono samito, tai apibendrinimas toks: parlamentai, kuriuos bent 26 subūrėm kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkus, jie prašė aiškaus kelio į narystę. Man aiškiau nepasidarė. Manau, aiškiau pasidarė Putinui, kad mes jo tiesiog bijom. Ir man gaila, kaip žmogui šiek tiek prisidėjusiam ir žinančiam, kas yra diplomatija ir samitai, kad šiuo metu keliamos šampano taurės, naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, bet nesiderama. Tekstas yra sutartas. Tuo metu, kai mes kėlėme vėliavą, žiūrėjome tą istorinę vėliavą, kurią nešė 33 žmonės, mes šis vėliavas jau buvom nuleidę. Tai dėja, tautos norėjo kažko kito. Šiandien Zelenskis kalbėjo, galima sakyti, visų NATO tautų vardu, nes 70-80% žmonių norėjo kažko kito visoje NATO teritorijoje, taip pat ir Amerikoje, kur kongresas yra su mumis, daug kas yra su mumis. Reikės, grubiai šnekant, reikės taisyti tą neaiškų pakvietimą ir Vašingtone, kad jis būtų aiškus kaip krikštalas, tokį, kokį Švedija ir Suomija gavo Madride. Mariana, kaip atsitiko taip, kad dėl komunikato buvo sutarta ir jau nebesiderėti? Sutarta dar iki tol, kai prie teksto balsą į ranką būtų galėjęs pridėti tuo metu pakeliui į Vilnių buvęs Ukrainos prezidentas. Aš nežinau, aš nesupratau asmeniškai, aš net negalėjau patikėti tuo, kad tuo metu, kai žiūrėjau į keliamą vėliavą, kaip paminėjau, jinai buvo nuleista, aš pradėjau tikrintis ir supratau, kad sprendimas priimtas. Prezidentas Zelenskis yra moralinis, galima sakyti, laisvo pasaulio autoritetas, kuris atvažiavo čia, kaip jisai pasakė, tikėdamas, kad NATO nepraras laiko. Bet mes dabar praradome laiko iki Vašingtono susitikimo ir kiekviena diena kainuos labai daug Ukrainai. Ir kiekviena diena bus Rusija iš esmės carte blanche tęsti puolimą, nes mes nepademonstravome, kad mes turime nugalėjimo strategiją, kad mes priimsim Ukrainą į NATO ir kad mes esame apsisprendę, kad ir Vašingtone tą pakvietimą padaryti, bet dabar aš net nežinau, ar jisai vyks Vašingtone. Šiaip reikės kalbėti su visais kandidatais į prezidentus Amerikoje, nes dabar jau man nebeįdomu, kas laimės Amerikos rinkimus, man įdomu, ar jisai bus už Ukrainos narystę NATO ir jeigu Bidenas tai padarys Vašingtone, gal už jį ir balsuos lietuviai, ukrainiečiai, lenkai ir kiti, bet jeigu jisai toliau, bandau išlikti diplomatiškas, elgsis taip, kaip pasielgė Vilniuje, tai nesuprantu, kodėl mes turime už jį balsuoti. Jūsų kolegos šiaip labai griežtai, kai kurie pasako, de facto Vilniuje vakar buvo įtvirtintas Rusijos veto. Na, neįtvirtintas, apgintas, bet kur yra didžiulis skirtumas vis dėlto nuo Bukarešto, su mumis šiandien yra visi. Šiandien vienybė buvo suskaldyta dėl to, kad nebuvo apginta demokratija.
su viso pagarba man tie argumentai apie karą ir NATO plėtrą, kad bus karas, jeigu mes išplėsim NATO į Ukrainą, atsiprašau, pažiūrėkite aplinkui. Aš mačiau sovietų tankus, aš mačiau, kaip sovietai šaudo mano klasių grupių mokyklinokus į sausio 13. Mes dabar neturim sovietų tankų, mes neturim karo, mes esame NATO nariai. NATO sukuria taiką, NATO užbrėžia raudoną brūkšnį teroristiniams režimams. Tai jūs kalbat kaip, iš esmės Čemberlenas kalbėjo 29 metais. Pataikavimas teroristiniams režimams atneša karą. Tai to aš intelektualiai niekaip negaliu suprasti, nors Džeikas save laiko labai intelektualiai žmogum, bet čia kažkas yra blogais argumentai. Šiandien yra argumentai. Ukrainiečių atstovė, kuri paklausė Sullivano 14 metais, kai mūsų užpuolė Rusija, jūs sakėt, mums neduosite ginklų, tiesiog reikia dėrėtis Minske ir daryti reformas. Na, mes bandėm daryti reformas, tuo metu man gimė vaikas, kuris dabar gyvena koridoriuje, nes bijo raketų. Ir jūs dabar man dar kartą pasakėte, kad šiek tiek dar strateginės kantrybės pakentėkit. Ką aš savo vaikui turiu pasakyti grįžus iš Vilniaus, nes vaikui pažadėjau, kad atvešiu pakvietimą į narystę. Tai, ilgai jis ten įsisukinėjo, bet atsakymų iš esmės nesulaukė. Okay, so you know I like Putin. Oh, I hate Putin. He's killing free people and democracies. He's occupying countries and breaking international law. Okay, so you hate them. I like Because it's doing the same thing that Putin is I doing. don't think so. I don't think that you can make those comparisons. Oh, Putin Putin is doing it. Netanyahu not breaking civil liberties and breaking the He's not? Who's this? Let's go. Oh, I just cut it line, excuse me. Oh, you're Indian? No, you think you like have some privilege or something? Kiek žmonių tikėjo, kad Baltijos šalis taps tokios nuostabios, įkvepiančios, turtingos, galingos, jau tuoj vidurkį viršiančios? Kiek tikėjo? Visose portaluose, visoje žiniasklaidoje buvo rašomos žinutės apie tai, kas dar kartą išplatino kokį viešą pareiškimą remiant Ukrainos narystę. Mes labai jautriai reaguojame, mums labai skauda, labai laukiam Ukrainos narystės. Bandoma mums parduoti kaip sėkmę, kad yra visgi žodis invitation, kada, tai yra lietuviškai kvietimas, kada sutars sąjungininkai ir kada sąlygos reikš. Ar nėra vis dėlto taip, kad mes nuvertinam Amerikos atsakomybę? Vis dėlto pati galingiausia valstybė. Ji atsako už saugumą, ji labai daug prisideda prie mūsų visų saugumo. Gal iš tiesų mes savo tą tokią aštrią kritiką šiek tiek nuvertinam? Jeigu nebūtų aštrios kritikos ir galimybės ją atsakyti, mes nebūtume NATO nariai. Jeigu mes vadiname Rusiją ir Kiniją, žiūrėkit visus tos konkluzijas NATO. Rusija numeris 1, o Kinija prieštarauja mūsų interesams, saugumui ir vertybėm. Tai jeigu taip šnekam, tai arba jų tvarka, arba mūsų. Jeigu mes norim užleistas teritorijas, tai taip ir pasakykit, nemeluokim ukrainiečiams. Užteko 15 metų melo. Šiandien visa didžiulė erdvė nuo Vašingtono iki Vilniaus suvienyta politiškai, ekonomiškai ir vertybiškai. Viso to nebūtų be įkvepiančios Jungtinių valstijų lyderystės. Nebūtų be mūsų bičiulių amerikiečių idėjų, išteklių ir didžiulių pastangų. Ir šiandien, kai mūsų regione žiauriai brutali Rusijos karinė agresija grasina sutrypti demokratiją ir laisvą tautų apsisprendimą, Jungtinės valstijos nestovi nuo šalyje. Amerikos buvimas Lietuvoje sustiprina mūsų saugumą. Amerikos pagalba Ukrainai sustiprina jos galią priešintis okupantui. Amerikietiška energija, drąsa veikti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų nepertraukiamai liejasi į mūsų bendro gyvenimo audinį. Šiandien šioje aikštėje mes nebejotinai kūrėme istorinį įvykį. Pasidžiaukime juo. Ukraina arčiau NATO nei bet kada anksčiau. Po alijanso viršūnių susitikimo Vilniuje paskelbė NATO vadovas. Nacionalinis krizių valdymo centras skaičiuoja 16 informacinių incidentų per NATO viršūnių susitikimą ir prieš jį. Transliuoti ir suklastoti garso pranešimai, tūkstančiai žmonių gavo melodingas žinutes. Centras sako, kad tokių provokacijų ėmėsi siekusiai diskredituoti renginį. Ten esame viso pasaulio dėmesio centre. NATO viršūnių susitikimas yra galimybė užkirsti kelią Europos saugumo pamatus griaunančios okupantės savivaliai. Didžiausios visuomeninės organizacijos susivienyje bendram tikslui iniciatyvai Keliu vėliavą už Ukrainą NATO. Tai vėliava iš 10-osios šturmo brigados Edelweiss. Būtų gerai, kad mūsų Rusija mūsų biškai papultų, kažkur ten truputį taip jau. Ir parodyti tiesiog, kas yra kas. Prieš atvykdamas į Vilnių, amerikiečių prezidentas interviu CNN diplomatų terminais kalbant sukalė kuoliukus, kad nei dabar Vilniuje, nei apskritai, kol Ukrainoje vyksta karas, apie Ukrainos pakvietimą į NATO nebus kalbama. Bet amerikiečiams Vilniuje teko dėrėtis. Dėrybų epicentre atsidūrė Lietuva. Iki paskutinių valandų siekusi, kad galutinėje NATO deklaracijoje atsirastų žodžiai apie kvietimą Ukrainai stoti į NATO. Šaltinių teigimu, Lietuvos siūlymų dėrybos dėl Ukrainos Vilniuje buvo pratęsiamos. Tuo bandė naudotis ukrainiečiai. Į Vilnių buvo ką tik atvykęs Volodymyras Zelenskis. Slava Ukrainė! Ir vėliava iš mūšio lauko bus įteikta Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai. Prezidente, galite išskleisti vėliavą, paimti kartu su Ukrainos prezidentu. Bet emocijos nepadėjo. Amerikiečiai pajungė savo galingą diplomatiją. Paskutinių Lietuvos siūlymų nebepalaikė net Latvijai, Estai ir Lenkai. Kokie rusų nuostoliai? Rusų tai bet ten begalė.
baltarusių begalė. Tokias klaidinančias žinutės vakar pasibaigus NATO viršūnių susitikimui gavo kai kurie šalies gyventojai. Be šios žinutės platintos dar 3, kur skleista dezinformacija. Melagienas į telefonus gavo 3-4 tūkstančiai žmonių. Kas jie siuntė, dar aiškinamasi. Pagrindinė versija, kam tas galėtų būti naudinga, tai naudinga tiems, kurie nenori sėkmės mūsų renginio. Arba vietiniai naudingi idiotai. Rusija sustabdė dalyvavimą susitarime dėl Ukrainos grūdų eksporto. Jungtinių tautų vadovas sako, kad tai pajus 100 milijonų žmonių skurstančiose šalyse. Vakarai sprendimą pasmerkė. Volodymyras Zelenskis ragina tęsti grūdų eksportą ir nedalyvaujant Rusijai. Deja, susitarimo dalis dėl Rusijos iki šiol neįgyvendinta, todėl jo galiojimas nutraukiamas. Tai yra labai rimta ir sukels rūpesčių daugybei žmonių visame pasaulyje. Mes darysime viską, kad per mūsų solidarumo linijas iš Ukrainos šie grūdai pasiektų žmonės, kurie jais maitinasi. Dėl šio sprendimo kaltinu Rusiją. Žmonių alkio pavertimas ginklu yra nepateisinama. Dar vienas pavyzdys, kuomet Kremliaus režimas demonstruoja savo tikrąjį veidą. Žinoma, tuo pat metu mėgindamas paskleisti dūmų uždangą ir sakyti, kad visi kalti, bet tik tai ne mes. Dabar ir prezidentas Nausėda sako, Ukraina kvietimo į NATO sulauks, kai baigsis karas, bet įskiriamas ir uždavinys Ukrainai įgyvendinti antioligarchinės reformas. Sudėtinga padėtis kontroliuojama, skelbia Kijevas. Pastarasis mėnuo mums buvo lyg viena ilga diena. Kasdien po nauja misija, nebeaišku, ar šiandien pirmadienis ar antradienis. Jokių savaitgalių, morališkai vis dar laikomės, bet visi norime pergalės kuo greičiau. Rudenį sėkmingą kontrataką link Kupiansko ir Limano organizavo jis. Sausumos pajėgų vadas Aleksandras Kirskis dabar kontrpuolimą rytuose stebi vadavietėje ant ratų. Į klausimą, ar atsiims Bachmutą, atsako. Taip, žinoma, bandau tai padaryti. Ukraina pasiekė amerikietiškos kasetinės bombos ir per artimiausias dienas atkeliaus į frontą. Rusai ten švenčia visas šventes, renka pinigus savo frontui, Sakartvelas tapo tokia pinigų plovykla, ateinant visas sankcijas, oficialiai jie prisilaiko ne visų dalykų, bet tu matai, kad visa ekonomika pakilusi iš esmės dėl, nes darosi pinigus iš Rusijos Ukrainos karo. Tai ne tik, kad nesąžininga, gerai, čia nesakysiu daugiau, ką aš galvoju. Tai jeigu čia nieko neįvyks, tiksliau, jeigu mes nenugalėsim putinizmo, kuris jau įleidęs šaknis šitoj šaly, tai tikrai bus blogai visai Europai ir mūsų visam regionui. Mes pateiksime pasiūlymą dėl šio turto prieš vasaros pertrauką, nes pažeidėjas turi sulaukti atsakomybės. Tačiau atostogos Briuselyje jau prasidėjo, o Ukrainos atkūrimo konferencijoje įsakytas pažadas realybė netapo. Vokietijos kancleris bene aršiausias idėjos kritikas, kartu su kitomis šalimis ir Europos centriniu banku. Žmonės kviesti nekariauti, o reikalauti derybų. Incidentai greitai pastebėti ir kenkėjiškos transliacijos nutrauktos. Būnant realistais. Prezidentas Zelenskis yra moralinis, galima sakyti, laisvo pasaulio autoritetas. Ir tiems civiliams žmonėms dar reikia kažkaip tai išgyventi, kai vis dar raketos ir artilerija daužo. Karas nėra laimimas žodžiais, karas yra laimimas žmonių gyvybėmis ir ukrainiečiai iš tikrųjų labai daug aukojo ir dar jiems nemažai reikės pastangų. Pataikavimas teroristiniams režimams atneša karą. Tai to aš intelektualiai niekaip negaliu suprasti, nors Džeikas save laiko labai intelektualiu žmogum, bet čia kažkas yra blogai su argumentai, čia nėra argumentai. Visose portaluose, visoje žiniasklaidoje buvo rašomas. Nepertraukiamai liejasi į mūsų bendro gyvenimo audinį. Šiandien, šioje aikštėje, mes nebejotinai kūrėme istorinį įvykį. Pasidžiaukime juo. Galimybė užkirsti kelią Europos saugumo pamatus griaunančios okupantės savivaliai. Tiems, kurie nenori sėkmės mūsų renginio. Žmonių alkio pavertimas ginklu yra nepateisinama. Visi kalti, bet tik tai ne mes. Tu matai, kad visa ekonomika pakilusi iš esmės dėl, nes darosi pinigus iš Rusijos Ukrainos karo. Tai ne tik, kad nesąžininga, gerai, čia nesakysiu daugiau, ką aš galvoju. Visam šitam balagane po to žmogui gyventi.